Vaikai! Čiagi žvaigždelė, tikrai. 111. Ar jau filmuojate? Sveiki, gerbiami žiūrovai. Aš esu katinas vardu Ponulis. Šiandien norėčiau jums papasakoti apie savo plačią giminę. Pradėsiu nuo savęs. Kai buvau mažiukas, neturėjau namų. Prie šiukšlių konteinerio mane pamatė žmogus ir parsinešė į savo namus. Aš labai myliu savo šeimininką ir jo vaikus. Tik man nepatinka, kai vaikai moko mane šokti tango. Oi, miau, paleisk, supyksiu ir įkąsiu. Miau, paleido, nenoriu aš būti šokėju. Čia manęs vaikai nepasieks. Sveikas, Ponuli, ką tu čia veiki? Labas, žvaigždelė. Nieko neveikiu. Šildausi ant palangės ir pasakoju žiūrovams apie save ir savo giminę. Ir aš norėčiau pasiklausyti. Jau daug tūkstančių metų katės gyvena drauge su žmonėmis. Senovės Egipte grūdų sandėlius užpuldavo pelės ir žiurkės. Todėl egiptiečiai prijaukino laukines kates, kurios gaudydavo graužikus ir egiptiečių derlius likdavo sveikas. Archeologai, tyrinėdami kernavę, surado šunų ir kačių kaulų. Mokslininkai nustatė, kad katės kartu su žmonėmis Kernavėje gyveno jau 14 amžiuje. Aš turiu albumą, kviečiu jį pavartyti. Čia aš. Čia irgi aš. Čia irgi aš. O čia mano giminaitės. Mes katės esame labai skirtingos. Ir ne tik savo išvaizdą, bet ir charakteriu. Yra daugybė kačių veislių, kurios skiriasi dydžiu, spalva, kailiu. Kai kurios veislės yra beveik be kailio arba be uodegos. Vienos mano giminaitės lyg šuniukai vizgina uodegą ir nori žaisti. Aš renkuosi ramų poilsį ant palangės prieš saulutę. Ar žinote, kad mano nosies paviršius unikalus, kaip ir žmogaus piršto atspaudas? Ponuli, o kam tau reikalingi ūsai? Ūsai man padeda orientuotis aplinkoje, prietemoje ir tamsoje. Ūsai padeda jausti judesius, medžioti. Net ir nematydamas pelės, tamsumoje galiu nustatyti, kokio ji dydžio ir kur yra. Stok, stok! Sakau tau stok! Nepabėgsi! Pagavau! Mano klausa daug geresnė negu žmogaus ir tobulesnė negu šuns miau. Katės jautrumas garsui 3 kartus didesnis nei žmogaus. Jei vaikai klausosi garsiai muzikos, aš išeinu į kitą kambarį. Man nepatinka garsi muzika. Bet patinka, kai šeimininkė groja gitara. Kaip tu laikais, tu kur gyvenai po langais, šalai čia dieną nakčia ir laukiai kažko paslapčia. Tau gerai sekasi. Katine, kur dabar tu? Tikiuosi ten, kur šilta jauku, ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Pavalgęs aš mėgstu priegulti.
dažniausiai įsitaisau pas šeimininkę. Vaikai, ar jums patinka, kai jūs glosto? Man tai labai patinka. Katinėli, tu turi namus, maisto, šeimininkai tave myli, o daugybė gyvūnų neturi namų. Tačiau yra žmonių, kuriems rūpi beglobiai gyvūnai. Keliaukime pas juos į svečius. Ai, aš tai niekur neisiu. Žvaigždelė. Ar galima pas jus į svečius? Žinoma, galima! Sveiki vaikai, kviečiame jūs į savo kiemą pas mūsų globotinius ir augintinius. Pabendraukime. Pakalbinau SOS gyvūnai vadovę Iloną Reklaitytę Mezencevą. Kokie gyvūnai pas jūs gyvena? Dažniausiai pas mus atkeliauja šuneliai ir katinėliai. Tai yra tie gyvūnėliai, kurie labai dažnai lieka be namų ir be savo šeimininkų. Tai yra tie gyvūnai, kurie nukenčia nuo neatsakingų žmonių. Taip. Pasisveikinam. Kartais atkeliauja ir triušiukai, kartais atkeliauja ir paukštukai, bet tik tai tuo atveju, jeigu žmonės į kitą šalį išvažiuoja ir neturi kur savo gyvūnėlio padėti, todėl kreipiasi pas mus pagalbos. Bet tai yra labai retas atvejis ir tokie gyvūniukai labai greit susiranda namus. Sunkiau ir ilgiau šeimininkus laukia šuneliai ir SOS gyvūnų katinėliai. O kaip gyvūnai pas jūs patenka? Gyvūnai pas mus patenka įvairiais būdais. Dažniausiai, aišku, mes padedam gyvūnėliams, kurie yra palikti gatvėje, miškuose, pririšti prie medžių, palikti prie ežerų, palikti soduose. Ir tie gyvūnėliai, kurie išties neturi nei namų, nei šeimininkų, jie yra dažniausiai skriaudžiami ir jiem daugiausiai reikia mūsų pagalbos. Neretai atkeliauja gyvūnai, kurie yra labai jau senučiukai, kurie jau sulaukia garbingo ir gražaus amžiaus ir žmonės kažkodėl tai jų atsisako. Tokie gyvūniukai pas mus atkeliauja gyventi iki to momento, kol dievulėlis skiria. Jeigu niekas nepaima auginti šuniuko, ar ilgai jis gyvena jūsų prieglaudoje? Jisai pas mus gyvena tiek, kiek jam yra skirta. Tai yra SOS gyvūnų prieglauda ir mūsų pagrindinis tikslas suteikti gyvūnui namus ir mūsų vizija yra, kad gyvūnas gyventų tiek, kiek jam yra skirta ir gyvybės jam neatimti. Tai yra mūsų šeimos narys ir mes labai juos mylim ir vertinam. Todėl nėra čia termino, kiek gyvūniukas gyvena. Kiek skirta, tiek ir gyvena. Mūsų šeima, SOS gyvūnų šeima, tai yra atsidavę žmonės savanoriai, kurie ateina, globoja, prižiūri, maitina, tvarko gyvūnėlius ir mūsų šuneliai bei katinėliai. Čia atėję jie suranda savo laikiną pastogę ir tai skaitosi jų namai. O ten, kur yra namai, ten yra ir šeima. Jeigu manęs klausia, kodėl mes padedam gyvūnėliams, tai norėčiau ir jums tą patį pasakyti. Todėl, kad gyvūnėlis pats paprašyti negali. Jisai nemoka. Jisai gal ir norėtų pasakyti, kad man skauda, man šalta, aš esu alkanas. Bet jūsų širdelės, jūsų geri norai turėtų išgirsti tą šauksmą. Ir jūs, vaikučiai, šiandien esate mūsų nauja karta, mūsų nauja ateitis. Ir jeigu mes, jau suaugę žmonės, labai sunkiai galim pakeisti beglobių gyvūnų situaciją, nors ir labai stengiamės, tai šviesdami jūs, mylėdami jūs ir perteikdami savo meilę, savo patirtį ir savo darbą, mes labai norime, kad jūs išaugtume tokiais žmonėmis, kad beglobių gatvėse neliktų. Ir jeigu jūsų šeimoje yra gyvūnėlis, šunelis, katinėlis arba dar koks nors kitas gyvūnas, jūs įsivaizduokite ir priimkite jį kaip tikrą šeimos narį, kuris yra ne ką prastesnis ir blogesnis už jūs, jis tiesiog nemoka kalbėti, bet yra ant tiek protingas, ant tiek ištikimas, kad gali užsitarnauti tą jūsų meilę. Vaikai, jeigu jūsų šeima nusprendė per didelį šeimos pasitarimą, kad jūsų šeimoje turi atsirasti gyvūnėlis,
Jūs turite labai rimtai ir atsakingai priimti šitą sprendimą. Jūs turite apsitarti, kokio gyvūno jūs norėtumėte, koksai gyvūnas tiktų jūsų būtui, jūsų charakteriui. Ar jūs norėtumėte gyvūnėlio, kuris yra labai impulsyvus ir labai guvus, strakaliojantis, ar jūs norėtumėte ramaus gyvūno šeimoje, kokios veislės gyvūnėlio norėtumėte. Tokį dalyką jūs turite apsispręsti labai iš anksto, kad vėliau, kai jūsų šeima ateis tas naujas jūsų šeimos narys, jūs jį priimtumėte ir būtumėte pasiruošę visiems netikėtumam. Ir visą laiką atsiminkite, kad priimdami gyvūną į savo šeimą, jūs susidursite su įvairiomis problemomis. Gyvūniuką reikia vedžioti. Gyvūniukas gali sugraužti jūsų batus, sąsiuvinius, kambario kažkokias tai įdomias interjero detalės. Ir tą iš anksto žinodami jūs pasiruošite ir atsakingai priimsite tą gyvūnėlį ir jo paskui nereikės išmesti į gatvę. Pačioj pirmoj eilėj, kas yra labai svarbu mūsų gyvenime, tai yra atsakomybės jausmas. Jeigu bus šeimoje atsakomybė ir jūs būsite vieningi, tai tada ir gyvūnui nereikės keliauti nei į prieglaudą, nei į gatvę. Ir jisai bus labai mylimas. Katine, kaip tu laikais, tu kur gyvenai po langais, šalai čia dieną nakčia ir laukiai kažko paslapčia. Katine, kur dabar tu, tikiuosi ten, kur šilta jauku, ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Žvaigždelė. Šuniukas tai ne žaisliukas, tai tikras šeimos narys. Kiek dėmesio ir meilės jam skirsite, tiek pat meilės ir dar daugiau sulauksite iš jo. Šuo – pirmasis žmogaus prijaukintas gyvūnas, kuris padėdavo žmonėms medžioklėje, saugodavo būstą. Skirtingų veislių šunys pasižymi skirtingais charakteriais ir elgsena. Viskas priklauso nuo to, kuriam tikslui veislė buvo išvesta. Yra tarnybinių, medžioklinių ir dekoratyvinių šunų grupės. Tarnybiniai šunys yra ištvermingi, drąsūs, laikomi kariuomenėje, pasienio sargyboje, policijoje, vedžioja akluosius. Dekoratyviniai šunys dažniausiai yra nedideli, kambariniai. Turiu šuniuką vardu Burtanas ir jisai pas mane jau kokie 5 metai. Su Burtanu buvo vienas labai liūdnas įvykis. Mes atostogavom netoli Druskininkų ir Burtanas su draugu bėgiojo, lakstė ir staiga dingo. Per 5 minutės kažkur dingo, pabėgo ir nebeliko šuniuko. Ir ieškojom visą vakarą, visur ten išvaikščiojom visas pievas, ten prie ežero pameldus, ieškojom, niekur neradom, šaukiam. Pradėjom jau liūdėti visi labai, verkti net, nes jau supratom, kad kažkur jie dingo, jos turbūt kažkas paėmė, nes jie patys tai tikrai būtų sugrįžę. Ir tada nusprendėm, kad reikia vis tiek dar pabandyti Burtaną kaip nors atgauti. Mes suradom pačią gražiausią nuotrauką Burtaną ir atspausdinom, parašėm tokį skelbimą, kad dingo šuniukas, kad labai ieškam, kad labai mylim. Ir tada nuvažiavom į Druskininkus, pakabinom skelbimą visur, kur tik galėjom. Ir į policiją važiavom, rodėm dokumentus Burtaną, kad yra toksai šuniukas, kad priklauso man ir kad labai ieškom. Jie sakė, turbūt pabėgo į mišką ir niekada nebegrįš.
Tik išėjom iš policijos, paskambina žmogus ir sako, man atrodo, kad aš turiu jūsų šuniukus. Mes apsidžiaugiam, nuvažiavom ir tikrai ten buvo Burtanas su Toniu, išbėga iš tokio garažo didelio. Tokie laimingi, nusiprausę jau buvo nuo purvo, kuri buvo prisirinkę bebėgiodami. Aš turiu puikią atmintį ir niekada nepamirštu, kaip tu su manimi elgiesi. Vau, vau. Kiekvienas išsiskyrimas su savo šeimininku man yra kančia. Pamąstyk apie tai prieš įsigydamas mane. Pasirūpink manimi, kai pasensiu. Juk ateis diena, kai ir tu būsi senas. Kai neturi vaikų, tai yra tavo mažas vaikas, yra tavo augintinis. Tu turi prižiūrėti, vedžioti, galų gali ir migdyti, ir kai jis serga prižiūrėti ir gydyti. Ir iš tikrųjų tai yra be galo didelis ir džiaugsmas, ir nerimas, ir viskas viename. Ryte tik atsibūdus, jinai ateina pas mane į lovą ir pradeda mane laižyti, tai reiškia, kad jinai nori išeiti į lauką. Reiškia, aš čia turiu kuo greičiau keltis ir vesti ją pasivaikščioti, paskiau pamaitinti ir pagirdyti. Na ir tai prasideda mūsų diena. Tu nenori, atrodo, eiti pasivaikščioti, lyja lietus, bet jeigu tu neišvesi šunio, tu žinai, kad jisai tau, ta prasme, ant kilimo pridarys ar prikakos, ar prisisios, tai yra tavo jau atsakomybė, kad tu jau turi pareigas, į kurias tu turi kiekvieną dieną atlikti jas. Tu turi pamaitinti, tu turi pašukuoti, tu turi pažaisti, tu turi prižiūrėti, tu turi pagirdyti šunį. Ir tai yra, kaip manau, būtų tavo vaikas ar tavo šeimos narys, kuriam reikalinga tam tikra priežiūra. Mažas šuniukas išėjo į mišką ir sutiko ten 100 kiškių. Ohoho, la 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 la, 100 kiškių. Pats vyriausias kiškis sako, batą užsiriški. Ohoho, la 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 la, batą užsiriški. Bet šuniukas buvo mažas, neturėjo batų, buvo basas. Ohoho, la 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 la, buvo basas. Ir tada vyriausias kiškis savo batus jam padovanojo. Mažas šuniukas jam gražiai padėkojo. O mažas šuniukas jam gražiai padėkojo. La la la, la 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 la, padėkojo. Čia mano šuo, jo vardas Čilis ir jam 1 metai. Kai jie atnešė per Kalėdas, tada jis dar buvo mažas. Ir tada jis dar visko bijojo. Ir tada jis bijojo didelių daiktų, visų žmonių per Kalėdas bijojo, net eglutės bijojo. Ir jisai per Kalėdas, kai atėjo namus, jis tai pradėjo džiaugtis visais. Ir tada, kai mane pamatys, prisirišo prie manęs. Ir dar iki šio laiko jis su manim būna. Man šuo pats geriausias draugas. Kai negaliu į lauką, su šuniu žaidžiu. Aš pasislepiu, paprašau, kad aš jį pridarau truputį kažkuriam kambarį. Ir pakviečiu Čilį ir jisai atidaro duris pats su letenėlė ir pradeda manęs ieškoti. Kad jis toks minkštas, švelnutis, toks kiškutis. O būna naktimis prisiglaudžia prie manęs, va taip va, ir miega sau visą naktį. Jeigu aš jį palikčiau, jam būtų liūdna. Žvaigždelė.
Žvaigždelė. Aš jums, vaikai, linkiu mylėti savo gyvūnus, nes meilė visada atsako visus klausimus. Jeigu kažkokių klausimų daugiau turit, tai reikia visada klausti ar mamos, ar tėvelio, ar kokio veterinaro. Ir svarbiausia atsiminti, kad kaip tu elgiesi su gyvūnu, taip ir gyvūnas su tavimi elgiasi. Jeigu tu myli, gyvūnas tau atsidėkos didžiausią pasaulyje meilę, nes niekas tavęs taip nepasitiks grįžusio namo kaip tavo šuniukas. Šiandien jūsų laukia Ilonos namų užduotis. Vaikai, skiriu jums namų užduotį. Gerai atsisėdę pagalvokite, koksai turėtų būti pats geriausias gyvūno šeimininkas. Galite prašyti žymiai daugiau, galite sumastyti, sugalvoti kokiu nors labai įdomių pavadinimų, kaip jūs atsakytumėte į tą klausimą, nes tai iš ties yra labai svarbu. Ir tikriausiai konkurso būdu rinksime nugalėtoją. Pats geriausias atsakymas bus apdovanotas. Mes skirsime mūsų SOS gyvūnai prieglaudos firminį paveiksliuką. Ta paveiksliuką turėdami savo namuose jūs visą laiką prisiminsite apie atsakingumą, gėrį ir meilę gyvūnams. Gerai pagalvokite, koks turėtų būti pats geriausias gyvūno šeimininkas. Savo atsakymus siųskite adresu televizijos laidai Žvaigždelė, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01013 Vilnius. Iki kito susitikimo, mieli vaikai. Sudie!